Ką reiškia gyventi su praeities traumomis, kurios nuolat persekioja? Ar meilė gali virsti smurtu, kuris yra pateisinamas? Kodėl vergijos pasekmės jaučiamos iki šiol? Būtent tokius klausimus kelia Toni Morrison romanas Mylima, vienas sudėtingiausių ir psichologiškai sunkiausių 20-ojo amžiaus kūrinių apie atmintį, kaltę ir vergijos sukeltas traumas. Šis kūrinys 1988 metais buvo įvertintas Pulitzerio premija, o vėliau rašytoja tapo pirmąja afroamerikiečių autore, gavusią Nobelio literatūros premiją. Sveiki atvykę į Remarkų šešėlį ir šiandien pabandysiu atskleisti, kuo šis Toni Morrison romanas yra išskirtinis ir kodėl jis vis dar sukrečia daugelį skaitytojų visame pasaulyje. Nieko nelaukdami, pradėkim. Šis kūrinys vaizduoja JAV socialinį ir politinį gyvenimą po pilietinio karo vykusio šalyje 1861–1865 metais dėl vergijos panaikinimo. Nors vergija oficialiai JAV buvo panaikinta 1865 metais priėmus 13 konstitucijos pataisą, tačiau juodaodžių padėtis šalyje išliko sunki. 1877 metais buvo priimti segregaciniai įstatymai, kurie atskyrė juodaodžius nuo baltųjų. Šie įstatymai žeidė juodaodžių teises ir diskriminavo juos. Valdžia ribojo lankymąsi viešose vietose, vaikai negalėjo lankyti konkrečių mokyklų. Be to, po pilietinio karo baltieji toliau rengė prieš juodaodžius išpuolius ir linčo teismus. Žinomiausia tokia rasistinė organizacija buvo Ku Klux Klanas. Šie veiksniai lėmė, kad juodaodžiai jautė nuolatinę baimę ir įtarumą, gyveno ekonominėme nepritekliuje. Būtent kūrinyje Mylima vaizduojami juodaodžių sunkumai po pilietinio karo, išnaudojimas, skurdas, visuomenės priešiškumas. Taip pat romane prisimenami ir patys vergijos baisumai – mušimai, deginimai, žaginimai ir taip toliau. Taip pat prieš skaitant knygą reikėtų žinoti kelis faktus iš literatūros teorijos. Visų pirma, šis Toni Morrison romanas yra priskiriamas magiškojo realizmo meno krypčiai. Tokie kūriniai bando derinti tikrovę su vaizduote, taip pat juose ypatingas dėmesys skiriamas konkrečiai kultūriniai mitologijai. Pavyzdžiui, romane Mylima aprašoma, kaip pagrindinės veikėjas Sitės namuose apsigyvena mergina, kuri yra prieš daugelį metų mirusi Sitės dukra. Merginos vaiduoklis įkūnija vergijos aukas ir kolektyvinę juodaodžių traumą. Be to, romanas parašytas remiantis sąmonės srauto technika, kai rašoma pasitelkiant asociacijas ir neredaguojant teksto. Tokiu būdu parodoma juodaodžių susiskaldžiusi sąmonė, nes baltieji spalvotusius engė ir atėmė iš jų identitetą. Juodaodžiai nori visus skausmingus prisiminimus apie vergiją visiškai užmiršti. Kūrinyje daugelis juodaodžių patys ne iki galo išsiaiškino, kokia jų vieta visuomeniai. Jie neturėjo patirties, į kurią galėtų atsiremti. Taigi sąmonės srauto technika padeda atskleisti traumų suformuotą vidinį chaosą ir fragmentišką atmintį. Kūrinys vaizduoja pagrindinės veikėjos juodaodės Sitės ir jos dukters Denver padėtį po JAV pilietinio karo. Nors jos yra laisvos ir turi nuosavą namą, tačiau praeityje atsitikęs baisus įvykis, kai Sitė nužudė savo mažametę dukterį, labai neigiamai paveikė veikėjų gyvenimą. Jų šeima iširo, juodaodžių bendruomenė nusigręžė nuo jų. Taigi, kūrinys Mylima vaizduoja
kaip Sitė ir Denver bando įveikti vergijos traumas. Pirmiausiai, norėčiau pakalbėti apie momentą kūrinyje, kai Sitė nužudo savo mažametę dukterį, nes ši situacija atrodo labai paradoksali, tačiau ji atskleidžia visą romano esmę. Kūrinyje aprašoma, kaip Sitė su savo vaikais pabėgo iš vergvaldžio ūkį pas Anytą į šalies šiaurę, kur juodaodžiai yra laisvi. Nors jiems visiems gyviems pavyko nusigauti iki Anytos, tačiau vergvaldys rado šeimą ir norėjo ją atgal sugrąžinti į vergiją. Sitė, suprasdama, kad jos vaikams gresia nelaisvė, nusprendžia juos nužudyti, kad jiems nereikėtų kęsti nežmogiškų vergijos sąlygų, kankinimų, žaginimų, nuolatinės baimės dėl savo gyvybės. Kitaip tariant, Sitė suvokė, kad mirtis yra geresnė išeitis negu apgailėtinas gyvenimas vergijoje. Ji suspėjo nužudyti savo mažametę dukterį, tačiau į įvykio vietą atvykus vergvaldžiui su šerifu, Sitė sustabdoma nuo kitų vaikų nužudymų. Ši scena yra kraupi dėl kelių priežasčių. Visų pirma, kūdikio nužudymas mūsų visuomenėje laikomas vienu iš amoraliausių nusikaltimų, kadangi vaikas yra lengvai pažeidžiamas ir negali duoti atkirčio. Pavyzdžiui, daugelyje pasaulio kalėjimų netgi rimti nusikaltėliai labai niekina su vaikais susijusius nusikaltėlius. Taip pat šį nusikaltimą įvykdo motina, o tai visiškai prieštarauja gamtos dėsniams. Jokia normali motina laisva valia nenužudys savo vaiko. Visgi šio nusikaltimo rimtumas parodo, kokiagi baimė ir trauma sukelia vergiją juodaodžiams, kad jie netgi ryždavosi prisiimti atsakomybę už savo vaikų nužudymą. Be to, man ypač patiko, kaip kūrinyje realistiškai vaizduojamas juodaodžių bendruomenės veikimas. Atrodytų, po vergijos panaikinimo juodaodžiai turėtų būti susitelkę ir padėti vieni kitiems. Tačiau kūrinys vaizduoja kiek kitokį dalyką. Nelaisvėje praleisti metai suformavo įtarų juodaodžių protą, kadangi tai padėjo jiems išlikti budriems ir išgyventi. Visgi tai neigiamai paveikė juodaodžių tarpusavio santykius po vergijos panaikinimo, kadangi daugelis spalvotųjų buvo įtarūs ir nenuoširdūs. Todėl tarp juodaodžių dažnai vyravo šaltumas ir abejingumas. Be to, kūrinys vaizduoja, kad daugelis juodaodžių buvo gana pavydūs, nes po vergijos troško geresnių gyvenimo sąlygų. Pavyzdžiui, kūrinyje parodoma, kad kai kurie juodaodžiai matė, jog pas Sitę atvažiuoja vergvaldys su šerifu, tačiau jie jos neperspėjo ir nesustabdė tragedijos, nes pavydėjo Sitei gero maisto ir namų. Taigi, romanas puikiai atskleidžia, kad kolektyvinė trauma gali ne suvienyti bendruomenę, o atvirkščiai, netgi jai pakenkti. Galų gale, kūrinys yra vertingas, nes jis padeda suprasti juodaodžių elgesį netgi ir šiais laikais. Dažnai socialinėje medijoje galima išgirsti tokias replikas. Juodaodžiai yra laisvi ir viską turi, kodėl jie nepatenkinti savo padėtimi ir nuolat protestuoja. Į tokio tipo klausimus kūrinys netiesiogiai duoda atsakymą. Tačiau net džiungles atsinešė su savimi juodieji į šią vietą iš kitos gyventi tinkamos vietos. Tai buvo baltųjų juose pasodintos džiunglės ir jos augo, plėtėsi, palietė kiekvieną, pakeitė ir permainė. Pavertė nuožmiais, kvailais, blogesniais, negu jie troško būti. Taip jos įbaugino pačių sukurtos džiunglės. Ši citata atskleidžia, kad kai kurie juodaodžiai nelaisvėje elgėsi panašiai kaip baltieji su jais elgdavosi vergijoje, bet to kai kurie spalvotieji
jautė nuoskaudas ir pyktį ant vergvaldžių, kurie privertė kentėti. Iš to kilo užburtas ratas. Baltieji smerkė juodaodžius, o tai iššaukė antrųjų įtūžį ir neapykantą. Deja, bet šis ciklas nuolat kartojasi. Kalbant apie mane, tai aš nesu mėgėjas tekstų, kurie parašyti sąmonės srauto technika. Prisipažįstu, kad man sunku skaityti kūrinius, tokius kaip Antano Škėmos Balta drobulė ar Toni Morrison Mylima, nes šie veikalai reikalauja didžiulės erudicijos, susikaupimo ir abstraktaus mąstymo. Kitaip tariant, romanas Mylima gali būti per sunkus skaitytojams, kurie nėra įpratę prie tokių knygų. Be to, kūrinyje yra daug žiaurių scenų, todėl jautriems skaitytojams tai gali sukelti nemažai neigiamų emocijų. Kita vertus, neigiamos emocijos dažnai mus išmokina vertingų pamokų. Viską apibendrinant, Toni Morrison kūrinys Mylima yra vienas geriausių parašytų veikalų apie vergiją, nes jis sukrečia realistiškumu, žavi savo alegorijų ir aliuzijų gausa, jame susipina istoriniai faktai su vaizduote. Visgi šis kūrinys nėra lengvas skaitimui, tačiau žmonės, kurie ryšis jį įveikti, gaus neįkainojamų įžvalgų apie juodaodžių bendruomenę ir vergiją. O jūs, mano mėlėjai kanalo žiūrovai, ar esate skaitę šį Toni Morrison romaną, kokį įspūdį jis jums paliko? Būtinai dalinkitės savo įžvalgomis komentaruose, aš mielai jas perskaitysiu ir linkiu jums gražios likusios dienos. Viso.